Susipažinkite su trečiuoju antrojo modulio mokomuoju vaizdo įrašu. Šiame vaizdo įraše sužinosite, kaip apdoroti vaizdo įrašus su Clipchamp ir kaip sukurti įsimintiną asmeninę istoriją. Tai paprasta ir smagu. Ir tam tai reikia nešiojamojo kompiuterio ir Microsoft Office 365. Susiraskite Search, paieškos laukelį, esantį kompiuterio ekrano apačioje, ir įrašykite Clipchamp. Atsidarę programą, pamatysite, kad galite rinktis iš įvairių iš anksto paruoštų šablonų arba sukurti savo vaizdo įrašą nuo nulio. Jeigu norite naudoti jau sukurtą šabloną, kairėje pusėje paspauskite Templates – šablonai. Slinkite žemyn, kad pamatytumėte galimus šablonų tipus. Jeigu vaizdo įrašą kursite patys, paspauskite kairėje pusėje esantį mygtuką Home – pradžia ir tuomet Create a new video – kurti naują vaizdo įrašą. Šiame vaizdo įraše parodysime, kaip reikia kurti vaizdo įrašus nuo nulio. Jei naudosite vaizdo įrašą, kurį įrašėte, pavyzdžiui, išmaniuoju telefonu, pirmiausia turite jį išsaugoti nešiojamame kompiuteryje. Tada paspauskite Import Media – įkelti mediją ir pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite apdoroti. Kai jis pasirodys viršutiniame kairiajame kampe, paspauskite ant jo ir vilkite failą į ekrano apačioje esančią vaizdo juostą. Padėkite jį ten. Taip jis bus rodomas ir centrinėme ekrane. Su pele galite kilnoti vaizdo įrašą ir padėti kur norite. Jei nenorite, kad kai kurios vaizdo įrašo dalys būtų rodomos galutinėje versijoje, galite lengvai jas iškirpti. Paspauskite ant reikiamos scenos pradžios ir paspauskite žirkles. Tuomet paspauskite ant reikiamos scenos pabaigos ir paspauskite žirkles. Tuomet galėsite pašalinti dalį, kurios nenorite įtraukti. Tai galite padaryti paspausdami dešinįjį pelės klavišą ant norimos ištrinti dalies ir paspauskite Delete – ištrinti. Norėdami ištrinti tuščią vietą, spauskite šiukšliadėžę arba perkelkite likusią vaizdo įrašo dalį atgal ir ją sureguliuokite. Norėdami pažiūrėti, kaip atrodys visas vaizdo įrašas, spustelėkite Play – baltą rodyklę. Vaizdo įrašą labai lengva suasmeninti pridedant savo žinutę arba pagyvinti pridedant muzikos. Paspauskite apačioje esantį mygtuką Add Audio – pridėti garso įrašą. Tuomet pamatysite Clipchamp muzikos biblioteką. Iš čia galite lengvai pasirinkti muziką savo vaizdo įrašai. Kai rasite patinkančią dainą, paspauskite žalią pliusą. Taip pridėsite muziką į savo vaizdo įrašą. Spustelėję ant jo, galite vilkti pirmyn arba atgal ir taip reguliuoti, kurioje vaizdo įrašo vietoje skambės muzika. Jei muzika ilgesnė už jūsų vaizdo įrašą, likusią muzikinio klipo dalį galite iškirpti ir ištrinti. Taip pat kaip ir nereikalingas vaizdo įrašo dalis – žirklėmis. O tada mygtuku Delete – ištrinti. Norėdami į vaizdo įrašą įtraukti teksto, kairėje juostoje paspauskite mygtuką Text – tekstas. Galite pasirinkti iš anksto parašytus žodžius
arba įrašyti savo. Pasirinkite norimą variantą ir paspauskite žalią pliuso mygtuką. Pele nuvilkite tekstą į norimą vaizdo įrašo vietą. Jei pasirinkote Add Your Own Text, įrašyti savo tekstą, įrašykite norimą tekstą į vaizdo įrašo centre esantį langelį. Tekstas automatiškai pasirodys vaizdo įraše. Norėdami išsaugoti vaizdo įrašą, spauskite viršuje dešinėje pusėje esantį mygtuką Export – eksportuoti. Čia galite pasirinkti įvairias parinktis eksportuoti paruoštą vaizdo įrašą MP4 formatu. Jei pasirinksite 720p variantą, jis puikiai tiks siųsti arba dalytis vaizdo įrašus socialiniuose tinkluose. Eksportavus vaizdo įrašą, jis bus atsisiųstas į jūsų kompiuterį. Tada galėsite juo pasidalyti su šeima ir draugais, arba įkelti į savo tinklaraštį, tinklalaidę ar socialinių tinklų profilius. Sveikiname! Dabar jau esate ekspertas, kuris moka redaguoti vaizdo įrašus su Clipchamp ir kurti įsimintinas istorijas. Žiūrėkite kitus antrojo modulio mokomuosius vaizdo įrašus, kad taptumėte tikru skaitmeninio pasakojimo žinovu.